degalinė, sekmadienis ir čia jau aišku, kažkas vyksta. 10 motociklų ir šiandien mes pajudam. Priešaky mūsų kelias į Kels, kur šiandien vyksta vienas svarbiausių sezono suvažiavimų. Vienas po kito renkasi motociklai, skirtingi garsai, skirtingi stiliai, bet chebra ta pati, nuotaika kaip priklauso. Šypsenos, juokai, rankų paspaudimai. Vieni matosi po ilgo laiko, kiti susipažįsta čia ir dabar. O oras tiesiog idealus. Saulė aukštai, dangus giedras, lyg specialiai užsakyta šiai dienai. Toks oras, kai žinai, bus gera dienelė. Niekas dar neskuba. Vienas tikrina padangas taip, lyg į Lemaną važiuotų, nors realiai iki Kelso 60 km. Kitas sako, kad šį kartą ramiai važiuos. Ir visi žinom, ką tai reiškia. Bet ilgai nestovėsim. Judam į Kels. Kol važiuojam, trumpai tiem, kas nežino, o kas žino, vis tiek paklausysit. Kels Road Races. Čia ne šiaip sau renginys. Čia viena seniausių ir pavojingiausių vietų Airijoje, kur žmonės lipa ant motociklo ir spaudžia iki galo. Kartą per metus mažas Kels miestelis tampa trasa. Ir ne ta, kur viskas aptverta, saugu ir sterilu. Čia paprasti keliai. Tie patys, kur kasdien važinėja žmonės. Tik tą dieną viskas pasikeičia. Siauri posūkiai, nelygus asfaltas, gyvatvorės, namai, tvoros, stulpai. Viskas arti. Per arti. Čia nėra vietos klaidom. Jei suklysti, dažniausiai moka ne pinigais. Šitas reikalas prasidėjo dar 1950-aisiais. Jokio didelio plano, jokio biznio. Tiesiog chebra nusprendė, imam kelius ir darom lenktynės. Ir kažkaip tas dalykas išgyveno iki dabar. Beveik niekas nepasikeitė. Dėl to čia viską lygina su Isle of Man TT. Nes principas tas pats. Realus kelias, realus greitis, reali rizika. Per tiek metų čia buvo visko. Rekordai, pergalės ir rimtos avarijos. Ir taip, čia žmonės žūsta. Nedažnai, bet pakankamai, kad suprastum. Čia ne žaidimas. Čia ne vieta parodyt, koks tu kietas. Čia vieta, kur arba turi galvą, arba ilgai neužsibūni. Ir vis tiek, kiekvienais metais čia susirenka minios. Tiek žiūrovų, tiek pačių bepročių, kurie stoja prie starto linijos. Kodėl? Nes tokio jausmo kitur nėra. Žiūrovai stovi beveik ant kelio. Jokio saugaus atstumo, jokio filtro. Motociklas praskrieja ir tu jauti viską. Garsą, vėją, vibraciją. Čia ne per ekraną, čia gyvai. Ir būtent dėl to šitas renginys laikosi. Ne dėl pinigų, ne dėl šlovės, dėl žmonių. Dėl tos pačios chebros, kuri metai iš metų grįžta čia, nes žino, kad niekur kitur tokio dalyko negaus. Ir kai viską pamatai savo akim, supranti vieną. Čia ne šiaip lenktynės, čia gyvenimo būdas. Bet Kels šiandien, čia ne tik lenktynės. Dar prieš visą veiksmą vyksta vadinamas ride out. Iš šono gali pasirodyti eilinis pasivažinėjimas. Susirinko chebra, pravažiavo, pasirodė. Bet realiai, čia visai kitas reikalas. Čia renkasi tūkstančiai baikerių iš visos Airijos ir ne šiaip savo. Pastaviaisiais metais šitos lenktynės laikosi ant ribos. Draudimai, kainos, viskas šokia į kosmosą. Sumos eina į 100 000, kartais net virš milijono. Be šitų pinigų viskas baigėsi. Nebūtų nei trasos, nei renginio, nei viso šitos istorijos. Todėl tas ride out nėra tik pasivažinėjimas, tai yra parama. Kiekvienas atvažiavęs, kiekvienas mocas prisideda.
Sumoki simboliškai, bet kai susirenka tūkstančiai, tai jau daro skirtumą. Ir ne tik lenktynėms. Dalis pinigų keliauja ir ten, kur jų realiai reikia. Labdarai, žmonėm, kurie kovoja su rimtais dalykais. Tai čia ne vien apie greitį, čia apie bendruomenę. Dėl to čia važiuoja visi. Ne tik tie, kurie lekia trasai. Atvažiuoja ir tie, kurie tiesiog myli motociklus, kurie nori būti dalis šito reikalo. Skirtingi mocai, skirtingi žmonės, bet mintis ta pati. Sezono pradžia. Pirmas rimtas susitikimas po žiemos. Pirmas kartas, kai vėl susirenka visa chebra. Ir kai vienu metu užsikuria tūkstančiai motociklų, tada supranti, kas čia vyksta. Čia ne šiaip renginys. Čia tradicija, kuri laikosi tik dėl žmonių. Ir kol jie važiuos, šitas dalykas gyvuos.